Paprastai įrengiant namus mažylio erdvėje skiriama gana mažai dėmesio. Galvojama, jog užtenka kambarį apstatyti reikalingiausiais baldais ir sukurti spalvų. Vis dėlto aplinka turi didelės įtakos besiformuojančiai asmenybei. Kaip ne tik funkcionaliai, bet ir estetiškai įrengti vaikų kambarį, klausime specialistės. Vaiko kambarys tarsi mažas butas, todėl jame sutalpa visas gyvenimas. Ir reikia sutalpinti tiek žaidimą, tiek miegą, tiek darbą, tiek sandėliavimą, rūbų ir visų kitų daiktų. Todėl labai reikia tiksliai suzonuoti funkcinės zonas. Kambaryje turėtų atsirasti baldai pritaikyti vaiko amžiui, tačiau dažnai juos keisti juk būtų sudėtinga. Todėl puikus sprendimas gali būti transformuojami, kitaip tariant, augantys baldai. Specialiai vaikams sukurti gaminiai žaismingi ir funkcionalūs, tačiau dėl savo savybių nenusileidžia kokybę ar kainą įprastiems. Moduliniai baldai skiriasi tuo, kad juos galima visada pritaikyti kiekvienam vaiko amžiui, kiekvienam vaikų skaičiui ir kambario išplanavimui. Tarkim, lova jinai gali būti pakelta, sumontuota su stalčiais ir pataliniais ir papildoma lova. Reguliuojamas aukštis, primontuojami rėmai, skirtingai naudotina likusi erdvė. Šie kriterijai leidžia užtikrinti, kad baldas bus tinkamas nuo pat pirmųjų metų iki suaugusio žmogaus ergonomikos. Lovytės gali būti, kaip matėm, vieno aukšto, pusaukštės, dviaukštės, aukštos. Tai ta pati lova pakelta. Tam tikram amžiui, tarkim, 3 metų vaikui galima padaryti žaidybinę vietą, sandėliavimo vietą po pusaukštę lovą, o paskiau ateityje jinai nusileidžia ir patampa normali suaugusio žmogaus lova. Nors dviaukštė lova dažna vaikų svajonė, tėvai dvejoja dėl saugumo. Renkant lovą mažiausiams svarbu, kad viršuje būtų aukštesnis rėmelis, ant kopėtėlių ranktūriai, o laipteliai su apsaugomis nuo slydimo. Vyresniems saugumo priemonių paprastai reikia jau mažiau. Aukšta lova skirta truputėlį vyresniems vaikams, paaugliams. Taupant tą pačią erdvę galima įrengti apačioje, kad ir kabinetą ar papildomą vietą su draugais, antram aukšte miegoti. O jeigu sugalvosit apgyvendinti antrame aukšte truputį mažesnio amžiaus vaiką, tada yra tam tikri žaidimo elementai, tuneliukai, bet jie saugumo sumetimais atlieka savo funkciją, kad vaikas neišsiverstų iš lovos. Savarankiškam vaikui augti reikalingos ir atitinkamos spintos ar lentynėlės. Jų medžiagos bei spalvos tinka pačios įvairiausios, atsižvelgiant į interjerą, tačiau funkcija turėtų būti aiški ir paprasta. Kol vaikas mažas, spintą, tarkim, galima statyti žemai, kad vaikas pasiektų savo ūgyje, dėlioti drabužėlius, nereikėtų prašyti tėvelių pagalbos, o vaikui paaugus galima tą patį baldą pakelti, kaip šiuo atveju stalčių pagalba. Kietieji baldai dar vienas svarbus dalykas, kai reikia pagalvoti apie saugumą. Derėtų atkreipti dėmesį, ar stalčiai ir dujelės turi specialų stabdį, kuris neleistų prispausti pirštų. Reikėtų pasirūpinti ir su apvalintais kampais, nenaudoti baldų su stikliniais fasadais ar sunkiais dangčiais. Tos pačios taisyklės galioja ir stalams. Specialistai pasakoja apie darbo vietos reguliavimą. Stalų reguliavimas gali būti mechaninis, kojytės nustatomos aukštis rankiniu būdu, gali būti rankenėlės pagalba, gali būti elektriniu būdu valdomas. Staliukai pritaikyti mažesniems vaikams reguliuojami nuo žemesnio aukščio ir iki suaugusio žmogaus ergonomikos. Visi žinome, kaip svarbu vaikus išmokyti taisyklingos sėdėsenos prie stalo, tačiau to neįmanoma padaryti, jeigu baldo aukštis ar padėtis yra netinkama. Labai gerai, jeigu stalviršis, prie kurio mažylis mokosi, piešia ar skaito, pakreiptas šiek tiek kampu. Reguliuojamas aukštis užtikrins taisyklingą laikyseną. Aš rekomenduočiau staliuką rinktis ne vien tik tai su pakeliamu darbastaliu, bet ir su stabilia darbo priestalio vieta, kad būtų galima pasidėti vandeninius dažus, knygą, kuri nenuslystų, arba nešiojamą kompiuterį. Už stalą nemažiau svarbi ir kėdė. Ji turėtų būti paminkštinta, aptraukta kokybiška medžiaga, o svarbiausia reguliuojamo aukščio ir gilumo, kad sėdinčio prie stalo vaiko kojos remtųsi į žemę, o nugara būtų tiesi ir atremta. Vėlgi, baldą reikėtų rinkti pagal amžių. Vaikiški baldai neturi būti vaikiški kaip lėlės ir jų
jų pati koncepcija turi būti tikro baldo, jų tikrai nenusileis kaina, tikrai nenusileis kažkokios tai medžiagos ar galimybės, nebus vaikiškos. Baldas turi būti rimtas. Rinktis ergonomiškus baldus, užtikrinančius saugumą ir funkcionalumą, leisti vaikams pajusti savarankiškumą ir suteikti jiems erdvės. Tokių pagrindinių taisyklių laikykitės, kurdami aplinką mažiesiems.